Spręsime judėjimo uždavinį. Tai yra tekstinio uždavinio tipas. Panagrinėsime jo sprendimo eigą. Uždavinio sąlyga yra ilgoka, dėl to mes ją pasiruošėm anksčiau. Ir dabar tiesiog įkopijuosime, padėsime į vietą, kad jinai gražiai atrodytų, būtų patogia skaitimui. Ir pasižiūrėkime, ką jinai sako. Pėstysis atstumą nuo stoties iki gyvenvietės nuėjo per 5 valandas, o dviratininkas šį atstumą nuvažiavo per 2 valandas. Dviratininko greitis 6 km per valandą didesnis už pėsčiojo greitį. Reikia rasti, koks dviratininko ir pėsčiojo greitis. Vadinasi, mums reikia rasti 2 nežinomosius. Pasižymėkime x, kad tai yra pėsčiojo greitis. Y pasižymėkime dviratininko greitį. Pėstysis ėjo 5 valandas x km per valandą greičiu. Vadinasi, 5x yra pėsčiojo nueitas kelias. Dviratininkas, kaip žinome, pagal sąlygą važiavo 2 valandas y km per valandą greičiu. Vadinasi, 2y yra dviratininko nuvažiuotas kelias. Akivaizdu, kad tiek dviratininkas, tiek pėstysis nuėjo ir nuvažiavo tą patį kelią. Dėl to jų nueitas kelias yra lygus. Gavome pirmąją lygtį. Pagal sąlygą duota, kad dviratininko greitis yra 6 km per valandą didesnis už pėsčiojo greitį. Tai ir parašykime. Dviratininko greitis yra 6 km didesnis už pėsčiojo greitį. Gavome antrą lygtį, sujungėme sistemos ženklų ir išspręsime lygčių sistemą. Y reikšmę įstatykime į pirmąją lygtį. Turime 5x lygų 2y, o y lygų x plus 6. 5x perrašome ir atskliaudžiame dešinėje pusę. Atliekime veiksmus. Ir gauname, kad x lygų 4. X reikšmę įstatome į antrąją lygtį ir suskaičiuojame y. Iš y lygų 4 plus 6, tai yra 10. Tokiu būdu galime užrašyti atsakymą. Pėsčiojo greitis yra 4 km per valandą, dviratininko greitis yra 10 km per valandą. Uždavinys išspręstas.